Žodžiu, paprašiau ChatGPT, kad sukurtų man schemą. Iš pradžių galvojau daryti topą, bet kodėl daryti topą, jeigu baigėsi jau vasaros sezonas ir gal tiesiog pasidarysiu mini sijoną. Tai nežinau visiškai, ar aš pasitikiu ChatGPT, ar jis bus gražus, neįsivaizduoju. Bet pagal jo nurodymus turėsiu naudoti 5 mm vašelį, kurį radau savo namuose. Vašelių turiu ganėtinai nemažai, tai to nereikės pirkti ir pagal nurodymus reikėtų pasirinkti tam tikrus siūlus, tam tikrą kiekį. Čia parodysiu maždaug, ką jis man ten prirašė. Ir spalvos. Spalvas irgi prašiau, kad nurodytų, kurios būtų madingos šį rudenį. Nežinau, jisai ten siūlo garstyčių, alyvuogių berods žalią spalvą ir dar kažkokią, bet aš prieš tai truputėlį buvau sufeilinusi ir paprašiau, kad man sukurtų schemą sijonui, bet nepaminėjau, kad nert vašeliu. Tai man padarė virbalų schemą su virbalais mezgant. Ir ten paminėjo tokią burgundišką spalvą. Tai aš pagalvoju, kad galbūt man netgi ta burgundiška spalva gražiau atrodytų, nes tikrai matau, kad šį rudenį bus labai populiari ir labai madinga. Tai žiūrėsiu, jeigu rasiu burgundiškos spalvos siūlus, tokius kokius man rekomendavo, tai bandysiu nusipirkti juos. Dabar važiuoju pirkti siūlų, žiūrėsiu, ką rasiu, ko nerasiu. Ir pranešiu, kaip čia man seksis. Pamiršau paminėti, kad dar paprašiau ChatGPT, kad man sukurtų ne tik sijono schemą, bet dar ir šitam sijonui outfitą. Tai nežinau, dar nežiūrėjau, kokie ten drabužiai man parinkti, pasiūlyti, kokios spalvos. Bet aš pasistengsiu tokį, jeigu kažko neturiu, pasistengsiu parinkti tokį biudžetinį labai variantą. Ir pažiūrėsim, kas čia gausis, man labai pačiai žiauriai smalsu. Kaip įtakos tas dirbtinis intelektas dabar mano šitą projektėlį mini. Nusipirkau aš siūlus, 2 tokius Alize Lana Gold. Nežinau, kaip čia bus. Niekada su tokiais siūlus šiaip švelnus ganėtinai. Čia yra 49% Vilnos ir akrilo yra 51. Man reikėjo 2, vienas yra 262 jardai, o man apie 400 jardų rekomenduoja ChatGPT L dydžio sijonui. Tai nežinau. Aš turiu viziją vienam sijonui su tokia spalva, būtent irgi labai noriu šį rudenį pabandyti, padaryti. Labai tikiuosi, kad pavyks. Tai įdomu bus pakonkuruoti, kuris bus gražesnis ChatGPT ar mano. Tai žiūrėsim. Pirmiausia, pabandom ChatGPT variantą. Nežiūrėjau, tikrai atvirai pasakysiu, kokia ten ta schema, koks maždaug turėtų atrodyti. Tai darysim gyvą nagrinėjimą. Tikrai neįsivaizduoju, kaip man pavyks pagal nurodymus viską nunerti, ar man iš vis pavyks suvokti, ką ten nori pasakyti man, nes viskas yra žodžiais, skaičiais, jokių paveikslėlių ir panašiai. Bet aš galvoju, kad viskas bus gerai. Tikiuosi, kad jis bus klostuotas ir platėjantis. Labai nemėgstu, bent jau mano kūno tipui netinka aptempti sijonai. Labai įdomu, kas čia gausis. Tikiuosi, nebus boring paprastas sijonas. Šito irgi labai viliuosi, nes tada tikrai nusivilčiau šitais 7 beveik eurais išleistais. Tai žodžiu, čia yra viskas, ko man prireiks. Tai yra žirklės, vašelis 5 mm, čia yra mano stebuklinga dėžutė, aišku, siūlai bei metras. Siūlai skirti 3-4,5 mm storio vašeliui, bet aš turiu 5, šiaip turiu ir tokį, koks čia nurodyta. Tai jeigu bus labai laisvas raštas, manau viską ardysiu galimai ir bandysiu iš naujo, bet kol kas pradedam su šituo. Tai žodžiu, atsispausdinau aš visus nurodymus ChatGPT ir dabar pradėsiu aiškintis, kaip čia reikia nerti. Nežinau dar kur žiūrėti, ar į save, ar į kamerytę. Tai stengsiuosi kamerytę žiūrėti. Pagal nurodymus L dydžio sijonui, nes aš nešioju L, kadangi esu kriaušytė tokia. Man dabar pirmiausia reikia pasidaryti juosmens juostą,
kuriai reikėtų pagal šituos nurodymus 96 kilpų. Aš dabar susikaupsiu ir nersiu. Koks dežavu dabar buvo ką tik. Ir pamiršau, kiek dėriau. Gerai, turiu. Šiaip tai reikėtų naudoti, aišku, metrą, bet aš niekada jo nenaudoju, jeigu savo darausi. Šiaip iš tikrųjų, jeigu taip atvirai labai idealiai pamatuota yra. Labai greitai. Puikiai. Aš jau dabar turiu tikėjimo šiek tiek šitą dalyką. Žodžiu, kadangi jau turiu visą šitą, pirma eilutė turi būti pusinio stulpelio. 95 half double crochet, tai pusinis stulpelis, tai vieno praleidžiu ir tada darau 95 pusinius stulpelius. Tik dabar, kol priprasiu prie šito siūlo ir šito vašelio, labai gražiai. Labai. Tai jeigu kam įdomu, kaip darosi pusinis stulpelis, tai tiesiog yra panašiai kaip stulpelis su vienu užmetimu. Tiesiog mes vieną kartą užkabinam, bedžiam vašelį, ištraukiam vieną kartą ištraukiam, tada per visas 3 užkabinus. Šiaip labai paprasta. Turiu vilties, kad galimai bus gražus, bet tik tais dėl to, kad pasirinkau kitą spalvą. Šita spalva, wow. Aš įsivaizduoju su kokiu juodu topu kokiu nors, arba netgi su kakliuku, tokiu rudenį su auksiniais papuošalais, su aukštais sauliniais batais. Šiaip turėtų gražiai atrodyti, aš manau. Tai kaip ir sakiau, ChatGPT yra man pasiūlęs vieną outfitą. Aš pabaigsiu šitą ir grįšiu pas jūs. Dariau pirmą eilutę. Sakau, čia reikia priprasti, nėra labai, kad taip lygiai gražiai. Iš esmės, tai dabar turiu 6 eilutes daryti tą patį, ką ir čia. Tai į kiekvieną kilpą turiu daryti pusinę kilpą nuo 2 iki 6 eilutės ir tada 7 eilutę mes susitiksime. Pabaigiau visą šitą dalį ir sujungiau paprastai visiškai ir tada dar vieną kilpą išnėriau. Dabar dirbsim ties pačiu sijonu. Pirma eilė, dirbam jau tada ratu į viršų. Tai ne vieną, o 2 dabar man jau reikia nusinert. Pusinis stulpelis į kiekvieną kilpą visą aplinkui. Kiekvienos eilutės pabaigoj, slip stitch. Tai žodžiu, viską realiai kartojam taip, kaip ir iš pradžių. Tiesiog dabar viską darom ratu, apsukant kiekvieną kartą ir dabar pažiūrėsiu toj tikra profesorė. Šiaip čia man siūlo ties 10 eilutę pakeisti spalvą, bet aš to tikrai nedarysiu, aš noriu padaryti vienspalvį. Nemėgstu labai daug spalvų, nedėsiu aš čia daugiau spalvų. Tai čia realiai iki 11 eilutės turiu dabar 10 eilučių daryti taip. Į kiekvieną kilpą šitą pusinis stulpelis ir kiekvienos eilutės pabaigoj sujungiu paskutinę su pirmu stulpeliu, apsuku ir vėl ir taip 10 kartų. Tai manau, susitiksim, kai pabaigsiu šitas 10 eilučių, tai nežinau, pasistengsiu jas pabaigti šiandieną. Jeigu nepavyks, tada susitiksim ryt, arba poryt, arba kitą mėnesį, nelieka. Aš vis bijau, kad užeis kas nors. Kaip gražiai išaigęs. Švariam į Svencelę. Labai ramu čia. Labai džiaugiuosi, kad turim tokį kraštą. Pabaigiau 10 eilių. Taip, čia yra sujungimas. Įversiu kokią raištuką. Mažiukai, gali biškai pabūt miegamajam, kol aš čia pabaigsiu. Šiaip labai greitas dizainas čia žiūri. Aš trukau gal čia valandą net bendrai sudėjus. Ir jau realiai turiu 1/3 savo sijonų. Manau, dabar tikrai jau iki rytojaus.
Aš esu visiškai nemąstantis žmogus, nes aš vakar visiškai kitaip nėriau šitas 5 eilutes. Kažkodėl man susisuko, kad reikia į tarpus dar po 2 kilpas daryti. Tada gavosi be galo kvarkliuotas. Mane truputėlį suklaidino šitas ChatGPT, bet iš tikrųjų tai esmė tokia. 11 eilutė. Pirma prasideda nuo 1 kilpos ir tada eina visi žemi stulpeliai aplinkui. Čia susitinkam, sujungiam, tada eina 2 kilpos ir pusiniai stulpeliai. Čia galiausiai 14 eilutė 3 kilpos ir stulpelis su vienu užmetimu visą aplinkui ratą. 15 eilutė, va čia paskutinė, 1 kilpa ir žemi stulpeliai aplinkui. Mano kol kas sijonas atrodo taip ir aš neklydau, nes ChatGPT man nurodė tiesų sijoną. Galiu pasakyti, šį kartą nuvylė, nes čia yra mandriausias raštas, kuris matosi, nes toliau eina vėl tiesiog pusiniai stulpeliai 10 eilučių. Tai žodžiu, tikrai čia gausi super mini sijonas. Nežinau, ar jisai man uždengs kažką, bet man labai įdomu pažiūrėti. Ir aš jau dabar pasiekiau šitokį momentą, kada suvokiu, kad aš manau, kad išardysiu ir darysiu savaip. Bet pasitikėkim procesu, padarykim viską iki galo, kaip siūlo ChatGPT padaryti. Ir nežinau, pažiūrėsim. Kol kas juosmens apimti atspėjo tobulai. Tikrai. Nežinau, kaip tai padarė, bet pagal svorį siūlų, pagal vašelio dydį, tikrai tobulai. Bet kas liečia raštą, kas liečia dizainą, aš prašiau, kad būtų madingas šį rudenį. Aš kažkaip abejoju, kad aptempti sijonai bus madingi šį rudenį. Tai čia truputėlį nesusikalbėjom su dirbtiniu intelektu. Bet gal čia mano kaltė, kad aš nenurodžiau labai tiksliai, ko aš noriu. Aš galėjau paminėti, kad noriu platėjančią, bet tiek to. Žiūrėkim, koks čia gausis tas mums galutinis rezultatas. Dabar momentas toks, kad man liko dar 10 eilučių aplinkui su pusiniu stulpeliu ir tada paskutinė eilutė su žemu stulpeliu, tiesiog apnerti visą savo sijoną. Ir žiūrėsim, koks čia tas ilgis gausis, koks čia gausis iš vis tas bendras vaizdas, nes mano kriaušės forma kūno, kelnes ir sijonus nešioju aukštų liemenių. Čia galimai bus man kaip diržas. Kaip bus, taip bus, parodysiu, kaip jau realią situaciją. Šiaip L dydis. Galėtų būti ir ilgesnis. Taip parodysiu. Tik to. Tiesa, dabar turiu 15 minučių. Pažiūrėsim, kiek per 15 minučių galiu nunerti eilių. Čia dūmai? Biškai tik tais atveiduką plaukiukus turi čia. Tu nori filmuotis čia? Nebijai paskui gatvė, negalėsi praeiti visą pažinti. Duok autografą! Čia tavęs reikia klausti, tu esi pagrindinė veikėja. Labadiena, panelė. Labadiena. Ką jūs labiausiai patinka iš nerimo? Ką labiausiai patinka nerti man? Ar sukneles? Sukneles. Kokie jums tinka, kaip pasakyti, dekoracijos? Man patinka paprasti, ne per sudėtingi raštai, bet su truputėliu prieskoniu. Man, pavyzdžiui, labai patinka gėlės dabar. Mums yra įdomu, kaip jūs išmokot nerti? Aš išmokau nerti mokykloj, technologijų pamokoj ir mokytoja mane sėkmingai išmokė, užkabino su tuo kabliuku mane, taip, kad va iki pat šiandien turiu nerti, negaliu sustoti. Rimtai?
O jums patinka nerti? Nelabai. Aš esu bandžiusi daug narvų buvo nelabai. Čia man netinka. Ne visiems tikrai tinka. Koks jūsų pirmas darbas buvo? Servetėlė. Esu jau, man atrodo, rodžiu savo Instagram'e tą servetėlę. O koks antras? Neprisimenu, turbūt irgi servetėlė didelė tokia buvo, man atrodo, kad šita. Jūs dar sugalvojat, kas bus jūsų paskutinis darbas? Paskutinis? Ja. Dabar aš neriu sijoną ir manau po šito sijono vėl nersiu sijoną. Nes dabar darau pagal dirbtinio intelekto nurodymus, bet man ne visai patinka. Man norėtųsi tokio prieskonio, man norėtųsi daugiau šarmo tame sijone, nes spalva labai graži. Tai va. Pabaigiau aš tą sijoną. Turėjau įtarimų, kad tikrai nebus kažkas wow, fantastiško, nematyto. Mano įtarimai pasitvirtino. Nežinau, pagal kokio dydžio skalę dirbtinis intelektas man apskaičiavo mano L dydžio ilgį sijono. Bet tikrai ne pagal europiečių, galiu pasakyti tik šitiek. Sijonas yra super duper mini, ne tai kad mini, super duper max mini. Jisai yra praktiškai diržas man. Galiu tik tiek pasakyti. Truputį parodysiu. Wow. Tokio va ilgio sijoną man dirbtinis intelektas nurodė nusinerti. Aš tai priimu kaip įrodymą, kad vis tiek ChatGPT jis yra puikus pagalbininkas, nuostabus komandos draugas ir dabar turbūt neatsiejamas mūsų kasdienėme gyvenime, jeigu tik mes tiksliai nurodom, ko mes norim, tai reiškia, turi nurodyti, nežinau, apimtį, ilgį, kokio nori, formą, kokios tikiesi, raštą gal kažkokį, arba kiek tų raštų nori įpinti savo kūrinį. Ir vis dėlto reikia pridėti savo cinkelio to. Tada ta kombinacija žmogaus ir dirbtinio intelekto, jinai turbūt bus sėkminga, bet pasitikėti vien dirbtiniu intelektu ir atsiduoti visiškai jo rankas, tikrai nerekomenduoju, pati to nedarysiu ir nepasitikėsiu visiškai aklai, tiesiog nurodydama bazinės ten kažkokias gaires. Nes akivaizdu, reikia daug tikslesnių nurodymų, kad darbas vyktų sklandžiai, greitai, gerai ir rezultatas gautųsi puikus. Kitame vaizdo įraše tiesiog sukursiu sijoną jau pagal save, tokį, kokį aš įsivaizduoju, tokį, kokio aš noriu savo šiam rudeniui. Panaudosiu tiesą tos pačius siūlus, tiesiog išardysiu šitą, nes aš tikrai jo niekur nenešiosiu, o siūlai yra nuostabus, tikrai labai gražus, labai patogus. Tai jei pažiūrėjai šitą video iki galo, būsiu be galo dėkinga, jeigu paspausi laiką, subscribe ir lauksi kito video, kuriame jau nersiu iš savo galvos, nepasitelkusi jokio ChatGPT. Gal kažkur kažką ir pasitelksiu, nežinau, pažiūrėsim. Bye!